Dismenorėja tai yra skausmingos mėnesinės. Šiam sindromui yra būdingas skausmas mėnesinių metu pilvo apačioje. Dismenorėja arba skausmingomis mėnesinėmis skundžiasi nuo 50 iki 90% fertilaus amžiaus moterų. Tačiau šitas sindromas arba simptomas yra būdingas daugiau jaunoms moterims, jaunoms negimdžiusioms moterims. Yra išskiriamos dvi dismenorėjos rūšys, tai yra pirminė ir antrinė. Pirminė dismenorėja, kaip minėjau, dažniausia varginanti jaunas moteris, tai dažniausiai neturinti jokios organinės patologijos. Tai pirminiai dismenorėjai nebūdinga kokia nors lyties organų patologija. O antriniai dismenorijai jau eina arba su genitalių patologija susijusi tas skausmas mėnesinių metu, arba su ekstragenitalija, tai yra ne tik genitalijose būdingais skausmais. Kokia būtų klinika? O klinika labai paprasta. Skausmas, kuris atsiranda mėnesinių metu. Skausmas gali būti spazminis, gali būti bukas, gali būti aštrus. Kartais būna moteris nuo tos skausmo net ir alpsta. Taip pat skausmas gali būti ne tik tais pilve, ne tik tais pilvo apačioje, bet šitas skausmas gali plisti ir į nugarą, ir į kojas. Ir pagal tai, kokie yra skundai, galima įtarti, kad moteris turi galbūt ne tik tą pirminę dismenorėją, tai yra, kai nėra jokių genitalijose patologijų, bet ir galėtume įtarti, kad moteris turi ir daugiau ligų. Tai yra antrinės dismenorėjos arba jau su pačiomis genitalijomis susijusios ligos, tai galėtų būti ir gimdos miomos, ir gimdos polipai, ir endometriozė, ir gimdos kūno endometriozė arba dar kitaip vadinama adenomiozė. Taip pat galėtų būti susijusi ir su saugomis pilve, gimdos kaklelio stenozė. Gimdos kaklelio stenozė tai yra būdinga daugiau jaunoms negimdžiusioms mergaitėms, kuomet menstruacijų metu atkritusi gimdos gleivinė arba endometras sunkiai praeina pro gimdos kaklelį, tuomet gimda turi smarkiai spazmuoti, mesti viską laukan ir dėl to tos jaunos mergaitės neretai skundžiasi, kad mėnesinės yra labai skausmingos. Žinoma, moters savijauta mėnesinių metu priklauso nuo daugelio faktorių, tačiau norėčiau pasakyti, kad ta pirminė dismenorėja rimtos priežasties kaip ir neturi. Yra iškelta hipotezė, kad mėnesinių metu lygieji raumenys įskiria daugiau prostaglandinų, suintensyvėja jų sintezė ir dėl to yra didesnis skausmas. Ypatingai ta prostaglandinų sintezė yra didesnė moterims, kurioms vyksta ovuliacijos, moteris, kurios nevartoja kontraceptikų. Taigi ir iš to išeitų, kad vis dėlto dismenorėjos vienas iš pirminių gydymų galėtų būti ir oralinių kontraceptikų vartojimas, kuris kaip ir nuimtų priežastį, dėl ko jai skauda. Na, žinoma, jeigu yra mergaitė jeigu mergaitė yra jei nereikalingas kontraceptikai oraliniai, galbūt reikėtų pirmasis pasirinkimas, pirmasis vaistas būtų tiesiog nuskausminantis spazmolitikai, nuimti tą gimdos spazmą. Na, jeigu yra taip vadinama ta antrinė dismenorėja dėl kažkokių tai vis dėlto ligos, kitos ligos yra skausmingos mėnesinės, na, žinoma, tuomet reikėtų šalinti tos ligos ir priežastis. Taigi dismenorėjai yra būdingas ne tik, kad skausmas gimdoje, bet tas skausmas gali būti, aišku, ir visame pilvo plote. Gali atsirasti tiek pykinimas, tiek vėmimas, tiek galvos skausmai, tiek skausmas išoriniuose lytiniuose organuose. Tas skausmas gali plisti ir į kojas, ir į nugarą.
Taigi tai yra didžiulis spektras nusiskundimų, kuris atrodytų toks paprastas mėnesinės, o sukelia tiek daug problemų. Tai kad vis dėlto, jeigu jūs turite skausmingas mėnesinės, tai manyčiau, kad vis dėlto vertėtų kreiptis pas gydytoją, nekentėti, nes iš tiesų kartais tie simptomai nukenčia jūsų gyvenimo kokybė, o juos galima visiškai paprastai ir neskausmingai pašalinti, tiesiog paskiriant arba kontraceptinį gydymą, arba nuskausminančius.